Darau. Tai va, šiandieną mokinsime silikonuot. Ko mums reikės? Reikės seną buteliuką, peilę, braukyklę tokią va. Šitoks gumytės keičiasi. Gali pasirinkti dydį, kokias nori silės. Pačią silikoną, pistoletą silikoną, tūliką pop. Vienišių bakūrį gali naudoti servetėlis, kurias prie lovos laiką. Reikės ir mailo. Čia jaksa buteliuks, nereklamuoju jo, tai tiesiog čia tik mailas vidui. Pirmą, ką mums reikia padaryti, nusipjaut gražiai šitą šuduką. Grinai pagal savo norimą būsimą siūlę. Pavyzdžiui, jeigu nori silės platesnės, tai pjausi kuo storiau. Jeigu nori mažos silikės, pjausi kuo ploniau. Šitų dalykėlį dabar pjausim šitokį peiliuką. Žodžiu, man reikia biškį platesnės siūlės, tai va, darom biškį kampą, kokį 35 laipsnių, šnai ir viskas, biškį patobulinam. Ir va, turim va tokį va skersą, plasmas gada prisukam. Man nagai nekarpyti, atleiskit. Įkišam į pistoletų, va šitą. Все, užtaisyt. Kadangi jau turim pistoletų rankose, nupjautų galiuko, lengvai spaudžiam ir darom siūlę. Esu girdėjęs, kad Lietuvoje už metrą meistrą ima. Tai va, galėsit jūs pasidaryti namuose nemokamai. Šiuk, turi biškį būt šlapė. Tad glėdėm šitą gumelę, man patinka biškas mažesnis dydis, gražiau atrodo, jeigu gražiai suklijuoti, bet čia nelab. Ir va, braukiam gražiausiai. Linija, ko puikiausiai lygi. Šitą šudeliuką prisikalpa silikoną, nubraukiam į seną silikoną butelį. Hapt. Ir kai su to geru įrankiu nubraukia, mergaitės man supras, kad ir koks geras daiktas, bet kartais reikalingi pirštukų pagalba. Geriausia šitas. Tai va. Ir palyginam biškį. Svarbiausia, kad pirštukus būtų drėgnas, tada labai gerai užsibrauka. Dėkot nereikia, bet sutaupysit pinigėlę biškį, jeigu darysit patys šitą darbą. Kai dar dirbau senam darbe, apmokydavau žmonės. Visokius statybų darbus daryti, irgi silikonį, taip toliau. Atvažiuodavo meistrai, pasigirdavo, kaip jie viską gerai moka. Ateini, pažiūrėt, kaip padarė. Žiūri žmogų, žiūri siūlę nubrauktą. Sako, nu sakyk tiesiai šviesiai. Nu sakau, dabar žiūrėk taip. Sakau, užsimerkis, tada su pimpalu gražiau nubraukčiau.